matėmės ir dalį klausimų aš sakiau, ką norėsiu su tavimi aptarti, bet vieną papildomą turiu. Gytis neseniai pateko ant Forbes 30 Under 30, į Forbes 30 Under 30 sąrašą. Koks tas rytas tau buvo, kai pamatai? Tai ten buvo, kad paskelbė datą ir turėjau jau išeitos Forbes, tai čekinau, refreshinau, žiūriu, kaip neišeina, taip neišeina. Ai, tai neapsimesi, kad buvo netikėtai nelaukiai? Aš nežinau, ar pateksiu ar nepateksiu, tai nukėlė, parašiau, kas čia yra, ko čia neišeina tas sąrašas, tai sakė, už savaitės, tai tada tą rytą refreshinau, patekau ir, iš tikrųjų daug streso sukūrė tai, nes visa spauda pradėjo rašyti ir kažkokia įtampa jautės. Visi ten rašo, kviečia susitikti, kviečia į konferencijas, interviu duo Delfiui, TV3, ten dar kažkam, į podcastus visokius ir taip toliau, tai to dėmesio labai daug buvo, kėlė streso, bet po to jau normalizavos ir dabar tiesiog įrašas biografijoje. Tai 30 metų ir patekimas į sąrašą, bet už tų 30... 29 buvau, kai patekau iki gimtadienio, buvo 5 mėnesiai likę, tai dar Pardon, my French. Bet ką aš noriu pasakyti, kad nepaisant to amžiaus versle tu praleidai daugiau negu 10 metų. Ir prieš ruoždamasi mūsų pokalbį aš žvilgtelėjau į rekvizitus ir Hautika po poros mėnesių švęs savo 10-ąjį gimtadienį. Noriu pasidalinti keliais skaičiais. Tai 10 metų versle, per kuriuos 404 talentai komandoje, per $130 milijonų siekčiančios šiais metais pardavimo pajamos, taip yra prognozuojama, Kaune statoma per 7,000 kvadratinių metrų gamykla ir aiškus tikslas, net negaliu pasakyti, kad ambicija, nes iš šitų skaičių atrodo, kad tikrai labai arti, tai tapti pirmuoju lietuvišku mados prekių ženklu pasiekusiu vienaragio statusą. Daug kalbėjau, vieną klausimą turiu. Kaip? Kaip pasieksim? Kaip šitie skaičiai susidėliojo į tokį paveikslą per 10 metų? Kaip per 10 metų pasiekti tokį verslą? Tai pradžioj tokių ambicijų visiškai nebuvo, čia vienaragį padaryti ar dar kažką. Pradžioj buvo idėja spausdintos telefono dėklus, pasiūliau savo co-founderiui Linui, kuris čia yra šį vakarą, ne šį vakarą, šiandieną. Linai, pamujuok visiems. Tai dviese darom viską ir buvo ta idėja, pasižiūrėjom, kiek įranga kainuoja. Įranga kainavo gal ten $500, aš ten buvau išėjęs iš darbo. 19 iškart po mokyklos pradėjau dirbti grafikos dizaineriu, todėl Burga visi produktai šiai dienai yra su grafiniais dizainais atprintintais ant jų. Ir, žodžiu, buvo tos aparatas, nusipirkom, susimetėm po 3000 litų ir mūsų pagrindinis tikslas buvo, kad parduosim po 10 dėklų per dieną, tai čia 100 eurų per dieną apyvartą, profitas ten gal 80 eurų į dieną, atrodė, uždirbsi štuką eurų į dieną ir ne į dieną, į mėnesį pasidarysi atlyginimą ir nereikės nieko samdomą darbą dirbti. Tai toks tikslas buvo, po to gerai pradėjo sektis ir jau kuo daugiau sekas, tos ambicijos didėja. Tai dabar jau turim tokią ambiciją jo to vienaragiu tapti, kažkada gal buvo tą milijoną uždirbti, kažkada ten 10, 100, dabar jau nebesimituojam to, norim kažką didesnio padaryti. Tai prieš tuos 10 metų, ar aš teisingai suprantu, kad ambicija buvo, kad tiesiog nedirbti samdomo darbo? Taip. Tai čia tai, kas vedė į priekį? Jo, bet ganėtinai greitai pasisekė padaryti, kai pradėjom pardavinėti, tai pasileidom visą tą marketplace, tos pardavimus, tai gavom pirmą užsakymą, po savaitės jau kiekvieną dieną 10 užsakymų, po dar savaitės ten 50 užsakymų dieną, po to 100 ir per kokią pusę metų. Nuo to, kai pasileidom, mes jau 300 užsakymų dieną generavom, vienas dėkliukas 10 eurų kainavo ir per mėnesį 100 000 apyvarta buvo. Ir taip po pusės metų nuo pradžios, kai pradėjom pirmą pardavimą, 100 000 pasiekėm ir taip ir laikės 5 metus po milijoną apyvartos generavom iš eilės. Skamba įspūdingai, aš nežinau, jeigu čia ne vieta aplodismentam, tai nežinau, kada jis ploja. Kai tu papasakoji, viskas atrodo taip paprasta, lengva, čia nusipirkom, čia padarėm, čia susimetėm, čia dviese, tai elementaru atrodo. Tai gali nuoširdžiai pasakyti, buvo ten kažkokių sunkumų? Kaip tie 10 metų kelionės tau atrodė? Ne, faktas labai sunku buvo, atrodo, kad ten pastoviai kažkokie challenge'ai, pastoviai atrodo, kad čia nuragas dabar bus bankrotas, ką čia reikės daryti, ieško darbo, kokį čia tą darbą galėčiau susirasti, kur gyvensiu, gal pas tėvus grįžti reikės, dar ką nors, bet per tos challenge'us ėjom. Rovdavom planus, kaip čia išsikapanosim, parovdavom ir vis kažkaip išsikapanodom iš to. Turėjai planą B, kažkokią profesiją, kurios imsis? Galvojau, visokių ten tų kelių, bet neprireikė. Išduosi? Nebuvo tokio kažkokio aiškaus. Galvojau, gal dizaineriu vėl būsiu.
Supratau. Bet šią dieną jau ir tas būtų, reikėjo naujo iškoti, matyti su ChatGPT galima generuoti tos grafikos. Gerai, greitai prabėgai tą sėkmės istoriją, bet aš žinok, tave vis tiek dar atgal gražinsiu. 19 metų, baigėt mokyklą, praeina geras pusmetis, susitinkat su Linu, sakot, darom verslą, sukertat rankų, sumetat po 3000 litų ir po 4 mėnesių nuo pradžios, pasižiūrėjau šitą faktą, pradedat generuoti pelną. Dirbat daug, dirbat gerai, rezultatas yra. O gali prisiminti, kada buvo tas lūžio momentas, kai supratot, kad iš Skuodo 2 early moksleiviai, kaip čia pabaigė ką tik mokyklą moksleiviai, sukūrė pasaulinio lygio prekės ženklą. Tai mes nuo pat pradžių to prekės ženklo jokio net nekūrėm, tas prekės ženklas atsirado, kai mes jau 3 metus printinom dėklus ir pardavinėjom per online marketplace'us, pagrindinį Amazoną. Ir gal ir buvo tas lūžio taškas, kad skaičiau kažkokią knygą, Power of Broke vadinos, kur Damon John iš Shark Tanko, tas investuotojas, rašė apie brandus, kaip jie iš niekur patapo kažkom ir printinom tos dėklus, pardavinėjom ir galvoju, blemba, reikia kurti brandą. Pasukau Linui, atsimenu, užsihypinęs ten, sakau, kursim dabar brandą. Samdėm tuo metu 6 grafikos dizainerius, kurie ten kūrė tiem marketplace'am tos dizainus. Sakau, dabar kursit visi dizainus brandui, kursim brandą. Prikūrė ten visi tų dizainų. Iš tų 6 dizainerių viena tik padarė tokius, kur gerai atrodė. Tos visus 5 likusius atleidom, nes nebereikėjo jų. Ir tai jo, sukūrėm tą brandą, gal ten metus užtruko website'ą subildint, brandingą visą pasidaryti. Ir paleidom. Ir gal kokią pusę metų buvo toks, kur nežinai, ką čia daryti, nes įpratęs marketplace'uose pardavinėti, o ten palistinguoji produktus marketplace ir to pardavimai eina, nes ten algoritmas ieško ten tų produktų, suranda juos, perka, nereikia nei reklamas investuoti. Dar tarp kitko, kai mes pradėjom 100 000 per mėnesį daryti, mes nei vieno darbuotojo neturėjom. Tai tarsi tai reiškia, kad dviese darėt? Nu, po to klasioko vieną pasamdėm iš mokyklos, kad Gali išduoti, kokia čia klasė ir ką ten Skuodais maitina? Kad printintų dėklus, žodžiu, pasamdėm, nes jau nebespėjo, Linos jau reikėjo kitais reikalais užsiimti, aš ten kėliau. Ne, tai. Dizainus kūriau, Amazoną kėliau, supportas buvau ten ir visi kiti dalykai. Žiūriu, 996 modelis, kai nuo 9 iki 9, 6 dienas per savaitę, puikiai tau pažįstamas, taip? 996. 996 yra toks populiarus iš Kinijos turbūt atėjęs darbo modelis, kai dirbi nuo 9 ryto iki 9 vakaro 6 dienas per savaitę. Kaip atrodė tada tavo dienos? Aš dirbdavau nuo 2 dienos iki 5 ryto. Eidavau mėgoti 5 ryto, atsikeldavau 2 valandą dienos ir eidavau į ofisą. Norėdavau mėgoti, eidavau iš ofiso, tai priklauso, kada tas miegas apimdavo kartais pirmą nakties, kartais 5, kartais 6. Atsimenu vasarą, visi penktadienį Laisvės alėjoje gyvenau Kaune. Barų tam pilna visokių, pareinu 6 iš darbo girti, visokie kabinėjos, kol tam pareinu. Bet dabar tai, jau kitaip. O galiu paklausti, kaip dabar atrodo tavo darbo diena, kiek pasikeitė nuo to? Nu tai jau biškai nebe 5, atsisuko, 12 einu mėgot, 8 kelios, 10 darbus pradedu. Ir su tuo susijęs kitas mano klausimas. Prieš tuos 10 metų, tai yra, jeigu grįžtumėm laiku atgal, tuos 10 metų atgal, ką būtum norėjęs žinoti apie verslo kūrimą, ką žinai dabar? Nu, šiaip iš tokių pamokų, ką pats dabar galvojau, jeigu ten reikėtų kitaip, ar kad norėčiau būti žinojęs, tai pirmas dalykas greičiau paleis darbus, nes kaip pradėjau, atrodo, kad čia viską pats perėjęs, ten sakau, ir dizainus daręs, ir Amazoną kėlęs, ir marketingą daręs, pats ten kaip burgą pradėjom, ten Facebook'o reklamas leidau ten, ir dizainerius ten briefinau, kokias reklamas kur ten, į photoshootus varydavau, pats į Facebook'o sukeldavau, optimizuodavau algoritmų ir atrodo, kad čia viską, website'ą pats prižiūrėjau, su programeriu bendraudavau, ten viską pats darai ir atrodo, kad čia geriausiai žinai, kaip viską padaryti. Ir kad nieks kitas geriau nepadarys, tai tokio gal greičiau gal galėjo tos ateiti, kad... Išmokti deleguoti. Samdyti žmonės ir tikrai jie padarys geriau, negu tu ten per 100 skirtingų dalykų išsiblaškęs, negu ten padarysi. Tai dabar prisamdyta tų žmonių ir jau ant to ir einam. Jeigu nežinom kažko, kaip padaryti, tai nusamdom žmogų ir padaro. Seniau būdavo, kad nežinai kažko, nėra kažko įmoniai, pats eini aiškinės, darai, nors jau yra žmogus ten 10 metų darantis, tai ir daug greičiau padaro. Ir dar tokių dalykų... O su tais pačiais žmonėmis, jeigu kažkas neperformino, tai nelauktam 5 metus, kol jis ten pasikeis, paleis, tada ir tau gyvenimas palengvėja, ir visai organizacijai pagreitėja, viskas greičiau į priekį juda. Aš šitą patarimą esu girdėjus, kad reikia atleisti žmogų, tada kai pirmą kartą apie tai pagalvoja, ne? Kažkur čia irgi girdėjau iš kažko čia. O trečias patarimas? Gal kad susikoncentruoti kažkokį vieną dalyką, kuris žinai, kad daugiausia potencialo atneš ir visą fokusą skirti tam, nes atsimenu pačioj pradžioje ten buvo dar
ant Shopify'aus mūsų ta elektroninė parduotuvė stovi ir ten chatinu su supportu Shopify'aus ir klausiu jo, kaip man padaryti Pinterest integraciją su Shopify'um, kad ten produktai kažkaip automatiškai patektų ir galėtų reklamuoti ir žmonės pirktų. Tas Shopify'aus supportas man sako, o nafik tau čia tie Pinterestas, čia apšiai nieko nepadarysiu, to Pinterestu nieko tau čia nebus, sako, Facebook adsus jums reikia daryti. Ir man toks buvo klikas, čia gavau organic social media, ten kažkur postinti, kažką daryti. Pasakė, tai tos Facebook adsus susikoncentruoti, ten susikoncentravom ir dabar didelė dalis mūsų sėkmės yra nuo tų Facebooko reklamų, nuo viso kito marketingo. Ir toks buvo pradžioje išsiblaškimas, kad daryti viską ir kartu ir nieko, tai išsirinkti vieną sritį, kur žinai, kad čia susifokusuosi, didžiausias outcome'as bus ir ten ir laser fokusint. Išduotum, kokią dalį dabar Burgos biudžeto marketingą nueina? Jo, praeitą mėnesį padarėm 12 milijonų apyvartos ir išleidom 4 milijonus reklamom. Pagrindinai Facebook'e, Google'e, TikTok'e, Snapchat'e, Twitter'e, YouTube'e, ant influencerių. Supratau. O kodėl pasirinko dirbti Lietuvoje ir toliau, o ne gaminti kažkur kur pigiau, pavyzdžiui, Azijos šalyse? Nu, aš nepasakyčiau, kad šitoje Lietuvoje labai blogai gaminti yra, nes palyginus su... Man atrodo, kad Lietuvoje seniai nebėra jau pigios darbo jėgos. Šiaip daug gerų tų gamybinių įmonių net pasirinko, vat Continentalis čia pastatė Leze gamyklą, ten nežinau, kiek tų 80 000 kvadratų ar kiek ten. Tiek. Čia apie tą delegavimą, kad įsi gamybos vadovą žiūri iš karto. Tai statos ir tos užsienio įmonės ir, pavyzdžiui, Amerikoje atlyginimas ten tokio darbuotojo, kur gamyboje dirbtų, ten $18 valandinis būtų. Lietuvoje ten 8-9 eurai valandinis ten gros. Tai kitas dalykas, Lietuvoje gaminti iš čia siuntinėt labai patogu, jeigu siuntinėjim po Europą, nėra muitų europiečiam. Jeigu siūstum kažkur iš Kinijos, iš dar kažkur jiem tiesiai, tai jie mokėtų muitą, nepatogu apsipirkti. Ir pavyzdžiui, iš Lietuvos nusiųsti Ameriką kainuoja tiek pat, kaip iš Amerikos į Ameriką. Nu, tai čia nėra kažkokių labai blogų dalykų. Ir dar kitas dalykas, kad mes ir gaminam tom Azijoje, bet mes čia Lietuvoje printinam, surenkam, supakuojam, išsiuntinėjam. Tai yra kažkiek to, kur naudojamės ir tą Aziją, bet ir čia ir kokybę išlaikyti, ir kontroliuoti viską. Gera dirbti Lietuvoje? Ne, smagu, investuojam čia, statom dabar gamyklą Lietuvoje, kiek iš užsienio pardavinėjom po visą pasaulį, Lietuva gal ten keletą procentų tos apyvartos sudaro ir paimam iš užsieniečių jų dolerius, pasodinom juos Lietuvoje, statom gamyklą, perkam įrangą iš lietuvių, samdom darbuotojus, juos mokinam, jiem gerus atlyginimus mokam, tai duodam tą savo dalį Lietuvai ir gera yra, kad šitoje Lietuvoje gebam ir tas darbo vietas brangiai apmokamas kurti ir mokinti žmonės, kad jie taptų kažkokiais specialistais brangiai apmokamais. Ir jo. Man atrodo, kad ta kuriama vertė tikrai tokia eksponentiškai auganti, tai rodo ir jūsų verslo rezultatai. Bet jeigu žiūrėtumėm iš tokių praktinių sumetimų, jūs lokalizuotuose šopus turite berods daugiau negu 20 šalių. Kodėl ši taktika veikia? Tai taip, kai pradėjom, dažnai čia gal tokią klaidą daro, kas ten pradeda kalbas ten su manim visokie, kur ten nori pradėti, sako, aš čia pradėsiu prekiauti, turiu brando idėją, pradėsiu prekiauti, lietuviško šopą pasidaro. Ir aš klausiu, kodėl ta lietuviško, kodėl tu nesusikuri angliško, ten doleriais ar eurais ir tu gali visą pasaulį tada pasiekti, taigi daug žmonių kalba angliškai. Tai mes taip ir pradėjom su viena angliško parduotuvė, dabar ten gal 20 kažkelios yra tos parduotuvės lokalizuotos, vietinės valiutos, vietiniai mokėjimo būdai, vietinė kalba, vietiniai siuntimo būdai, visokių vietiniai influencerių veidai, ten tame šope dar kažkokie vietiniai niuansai, ten gal kolaboracijos kažkokios bus, ten Hello Kitty yra, ten Japonijoje, South Korejoje, Azijos šalyse populiarus, čia Lietuvoje nelabai kas tą Hello Kitty, nežinau, pats nematęs vaikystėje augant. Tai vietinios kolaboracijos viskas, o šiaip tos lokalizuotus šopus darom, kad jeigu tu nori tą rinką kažkokią penetruoti taip maksimum, tai tu turi sukurti tokį efektą, kad tu esi visur, tave mato Facebooko reklamose, tave pas visus celebričius mato, influencerius, draugai visi turi, vietinė kalba tos reklamos, vietiniai mokėjimo metodai, tai jeigu nori maksimaliai penetruoti, turi ir žaisti kaip vietinis tas žaidėjas. Ir dar buvom tokią analizę pasidarėm, kiek apyvartos darom Lietuvoje. Lietuvoje čia žinomiausias tas Dėkų brandas, čia daug kas ir turi, čia mačiau. Sure. Tai va, tai Lietuvoje žinomiausias, mes galvom, kad mes esam čia pasiekę 100% rinkos penetraciją. Ir pasidarėm tokį Excel šitą, visos šalės, iš Facebooko išsitraukėm duomenis, kiek tose šalyse yra iPhone userių, kad iPhone userių tai reiškia, kad turi perkamąją galę, nes jeigu paimtum Indiją, milijardas populiacija, iPhone userių ten yra
milijonas, man atrodo, prie 1 milijardo populiacijos, o kokią nors Lenkiją paimtum, ten 10 milijonų, kur ten 40 tūkstančių gyventojų. Tai pasidarėm tokią lentelę ir dar English targetingą nustatėm ir kiek yra angliškai kalbančių, kur iPhone settingai yra ant angliško ir kiek jų vietinė kalba, tai ten pamatėm, kiek yra tų, kur mes nepasiekėm, nes jie gal vietinę kalbą tai kalba ir palei tai padarėm tas lokalizacijas, išvertėm website, reklamas vietinės leidžiam, e-mailus vietinius ir viską kitką, kuo daugiau pritaikom. Nu, labai gražiai viskas skamba, bet aš turiu praktinį klausimą. Kaip temų koks jūsų nenuneša? Nu, tai gal tas mūsų klientas nėra temų, yra, gal perkas tame temų, bet yra, pavyzdžiui, rankinė. Lizaroj ten, nežinau, už 3-5 eurų nusipirkti, yra Louis Vuittonas, kur už 3000 perki. Tai kiek dėl brando perka, tai kiek tas brandas atrodys fainas, kiek jo sieks, kiek ten marketingas bus geras, kiek ten žymių žmonių turės, kiek viskas atrodys kokybiška, kiek atrodys skaniai pateikta, to didesnius tos kainos rėžius galėsi prašyti už save, tai taip pradžioje ir darėm tas. Dabar dėklos, kur kainuoja pas mumis $55, kai pradėjom kainavo $25, bet pastoviai tą kainą kėlėm, kuo mes tą imidžą apie save suformuojam, kad tai yra kažkoks more premium, geresnis, fainesnis, gražesnis, tas brandas tuo ir tą kainą aukštesnę galim kelt, jau kurį laiką nebekėlėm, nes jau tokį lygį gal pasiekėm, kur jau gal ten per daug atrodo 100 eurų už tą dėklą, kurį tu turi dabar 90 kainuoja, tai virš 100 nenorim perlipti, bet perka ir už tą 100 eurų tos dėklų su temu yra už 2 eurų su dėklom, tai konkuruojam per brand buildingą. Tu duodi tokius labai daug skaičių, už tai labai dėkinga, tokius gal net ir patarimus, kurie yra labai praktiniai, operacinio lygio ir panašiai, bet man atrodo, kad už tokių verslų sėkmės istorijų yra ir daug tokio, žinai, asmeniškumo, storytellingo ir panašiai. Ir man vienas gražiausių dalykų iš tikrųjų yra, kad per tuos 10 metų, 10 metų sukanka ne tik verslai, bet ir jūsų draugystė su Linu. Aš prieš šitą pokalbį juokavau, kad turbūt Linas per slaido galėtų geriausias klausimus užduoti Gyčiui. Bet mano klausimas yra, kiek praktiška jūsų ta draugystė su Linu per šitos 10 metų tapo, nes viešai nuskambėjo ne viena istorija, kai draugystė didžiulio verslo augimo stadijoje pradeda atrodyti visai kitaip ir, pavyzdžiui, nežinau, neturėti aiškios akcininkų sutarties, tampa kritinė klaida. Kaip jūsų tas santykis evoliucionavo prieš tos 10 metų? Akcininkų sutarties neturim, nemanau, kad ir reikės jos mums kada nors, nes jo 10 metų darom verslą, kartu ir geriausi draugai esam, nes sėdėdavom vienam ofise 7 dienas per savaitę po 12 valandų, vienam kabinete atsisėdė ten ir kelionės ir visą kitką ir labai gerai sutarėm, o šiaip dažniausiai jo, irgi tų istorijų visokių girdėjęs ir iš draugų, kas ten kažkokios verslus mėgina daryti, pastoviai ten sugriuvo, tai dėl ko sugriuvo, išsiskiria kažkur požiūris. Ten kažkas nori, sukūrė verslą, gavo biškį pinigėlių, jau nori pradėti čilint, ten investuoti į lifestyle, keliauti, nebesikoncentruoti verslą. Kažkas gal nori imti pinigus lauk iš verslo ir pradėti savo pramogavimams, išdykavimams leisti. Kažkas gal nenori tiek daug dirbti. Tai pas mumis tie visi dalykai sutampa, abudu norim auginti brandą didžiulį, žinomą visame pasaulyje ir pavyzdingą etaloninį tokį, abudu norim investuoti tą verslą, abudu norim dirbti ir sutampa tie požiūrį ir nemanau, tai nėra ko labai pyktis ir kažkokius sprendimus, jeigu reikia priminėti, tai ten kokiam kolė bendram sutampa tas mindsetas. Kritinių tokių taškų, nes aš esu kalbėjusi 2 founderiais, kurie daro verslą kartu. Sako, mes kai susipykstam, tai visada esam sutarę, kad imam tą atsakymą, kuris daugiausiai pinigų atneš. Tiesiog. Ar jūs turite kažkokias tokias principinės nuostatas, sutarę tokias vidaus bendravimo taisyklės? Nelabai pykstamės. Dar labai gerai, kad pasiskirstė, jeigu ten tas marketingas, brandingas, ten kur einam, kaip viskas su Linas už gamybą vis atsakingas, tai ne aš jo daržą kišuosi, ne jis į mano daržą ir patikėjo savo tos atsakomybės esam visiškai ir nereguliuojam viens kitam tų darbų. Tai gal ten kažkokia dar ta trintis gali būti. Ir šiaip dar kokios žmogaus vertybės, pradėk verslą su kažkokiu žmogum žiūri, kaip jis ar ten kažkoks shady yra, ar toks teisingas visur teisingai pasielgs. Aš tuo išduosiu tokį vieną out of the box klausimą, kurį gavau prašymą užduoti, bet jūs turite dabar unikalią galimybę ir savo klausimais pasidalyti per Slado platformą, tai žinokit, kad ant kortelių kitoj pusėje yra QR kodas, laukiam klausimų kartu su Gyčiu. O mano klausimas, tas out of the box yra tavo akimis. Kodėl Juozas Statkevičius nesukūrė pasaulinės imperijos? Juozas Statkevičius? Tokį klausimą buvo, prašymą paklausti šią klausimą gavau. Iš
Toks dizaineris, garbanotas toks. Aš iš tikrųjų nežinau, kiek jam ten sekės, kiek jis ten ką sukūrė, bet manau yra dizaineris, kuris kūrė ten rūbus, dar ten ką jis ten kūrė. Ir neužtenka tik tai kažkokį gražų produktą kurti, kad sukurtą imperiją reikia ir marketingo išmanyti, reikia rinką, kaip ten okupuosi strategiją kažkokią turėti, ar per kokius kanalus, kaip tu marketingą darysi, kaip websaitas atrodys, kaip padaryti, kad tas websaitas būtų konvertuojantis, kaip visokios vidinės įmonės operacijos ir tai turi natūraliai labai įdomu būti, aš ten sakiau ir tą marketingą dariau ten labai ilgą laiką pats ir tą websaitą bildinau ir visą kitką ir tų produktų ieškojau ir visas kitas dalis, tai jeigu tau įdomu tik tai siūtos rūbus, tu ten surengi tą fashion show kažkokį, nu tai iš savaime ten iš to fashion show neužaugs, yra daug kitų dedamųjų dalių, tai jeigu tau neįdomu ir tu neturi kažkokio partnerio, kuriam gal labai įdomi ta kita dalis, kaip auginti viską būtų, tai matyti ir nesusikūrė, nes negali, sakau, tik tai kurt gražius dizainus ir tikėtis, kad čia savaime viskas ateis. Gerai, bet tada turiu tavo oponuojantį klausimą, nes kaip tik populiariausias klausimas dabar slaidas, žinai, koks yra. Burgas siūlo išskirtinę vertę, bet ne visada tiesiogiai sprendžia aiškią problemą, kaip kiti verslai. Ar nejaučiate rizikos, kad toks modelis gali sudegti? O kokią problemą Louis Vuitton Tašė sprendžia? Manyčiau, kad ego pasitenkinimo. Tai panašiai ir mums tikriausiai yra. Bet šiaip sprendžia problemą. Telefono dėklas apsaugo telefoną ir jis kartu atrodo gražiai ir stilingai ir paverčia tavo telefoną stiliaus detalė aksesuaru. Jeigu tu madinga mergaitė, tu rinksies Burgo, ne kokį nors ten Spigen, Otterbox ar dar kažkokį. Ir visi kiti produktai mes per tokią filosofiją einam, kad funkcionalius kiekvienos dienos produktus, kurie atlieka kažkokią funkciją, paverčiam stiliaus detalėm, aksesuarais. Tai ten, pavyzdžiui, gertuvės dabar metalinės daugkartinio panaudojimo pasileidom, ten kavos padelius daugkartinio panaudojimo, buteliukus, ten tą didelį tokį kapą su šiaudeliu, tai jis atlieka funkciją, nešiotis vandenį su savimi ir hydratinti, ir kad būtų ten be plastiko, mikroplastiko nebūtų, kad sterilus ir panašiai. Bet jeigu nueini tu kažkur nusipirkti krinoną ir senukus to vandens gertuvės, jos visos ant tokios bonkės, baklaškės, ten baisios tokios, tai vat mes kūrėm ir viską dizaininam taip, kad tas funkcija atliktų labai gerai, bet ir kad tu nešioji su savim kažkur pasiėmęs tą daiktą, kad tai taptų tavo aksesuaras ir stiliaus detalė, tai vat toks mūsų tas yra filtras, per kurį galvojam apie visus produktus, tai kažkokias tas problemas išsprendžiam. Ir funkciją atliekam ir stilių suteikiam. Tai toks yra tas jūsų vertės pasiūlymas. Išduosiu, kokia burga vertė šiandien? Kiek dar liko iki to vienaragio? Iki vienaragio, kiek liko, skirtingai. Tas įmonės vertina, aš kaip vertinčiau, kiek kas dabar rinkoje vyksta, kad jeigu parduodami tokie verslai yra e-komercijos, tai gauna nuo 8 iki 12x nuo EBITDOS pelno. Tai šiais metais padarysim 130 milijonų. 10% pelnas, gausi 10x, bus 130 milijonų įvertinimas. Tai dar liko 10 kartų paauginti, kad būtume vienaragis. Kiek laiko užtruks? 5 metus. Supratau. Su Burga, žinai, aš labai nemėgstu žodžio sėkmė, nes man atrodo, kad už kiekvienos sėkmės yra 10 metų darbo. Bet atrodo, kad Burga yra tokia sėkmė. Sėkmė jūsų komandos, sėkmė tavo, sėkmė ekosistemos visos ir sėkmė Lietuvos. Jeigu ne Burga, ką darytum, jeigu dabar reikėtų pradėti iš naujo? Įsivaizduoju, kad Burga pakartoti nėra galimybės. Dabar, kai turi šitas visas žinias, šitos kontaktus, šitą superinę komandą. Greičiausiai daryčiau kažką e-komercijoje, išsirinkčiau kažkokį produktą, kuris manau, kad galėtų turėti labai gerą potencialą per kažkokius filtrus perleisti. Pavyzdžiui, ar yra tame produkte in-build order reoccurrence, kad ar tai yra užprogramuota, kad ta prekė iš tavęs nusipirks daug kartų ateityje ir kad susinaudos, pavyzdžiui, dėkliukas ten po 2 metų keičia telefoną, perka naują dėkliuką, jeigu jam patiko Burga, sugrįž ir vėl pirks ir mes tą labai gerai matom. Tai kažkokie papildai, dar kažkokie consumables dalykai, kad tie patys rūbai, dar kažkas. Po to kiek yra competitiono daug toje rinkoje, ar yra jau perpildyta, jau niekom nebeišsiskirs ir dar koks gal tas išskirtinumas, ten papildų visokių yra, ten, bet yra proteinas su visokiais chemikalais, gal proteiną paleis be chemikalų ir tai bus tavo išskirtinis kažkoks anglasas. Nu, tai yra daug tų filtrų, kuriuos galvoju reikėtų pasėdėti, matyti, pastudijuoti. Yra dar tokie įrankiai, kurie trendus rodo, matyti, sėdėčiau tose trendų įrankiuose, žiūrėčiau,
kur yra kylantis trendas, nes jeigu paleisi kažkokį produktą, kur ten jau smunka tas trendas, tai greičiausiai ten taip ir nelabai užauginsi. Tai kad buvo kažkas čia pasakojo, pardavinėjo juvelyriką, viską mėginom, visą marketingą daryti, niekaip neina, 5 milijonų per metus nepramuša. Ir po to paleido, buvo AirPodsai, tai dabar AirPodai yra, bet dar nebuvo tų AirPodų, buvo tokie, kur du ausinukai įsikišo ir tam pradėjo kažkaip kylanti banga labai buvo. Paleido tą produktą, kur viską tą darė, ką su juvelyrika darė ir per 2 metus 200 milijonų apyvartą pasiekė. Tai įsivertinčiau visokius tokius dalykus ir kažką prekiautumėm internetu. Kodėl pavadinimas Burga? Kitas klausimas per slaidą. Nieko nereiškintis žodis, bet tą reikšmę matyti sukūrė, ką darai su to žodžiu. Tai kaip nusprendėm, kur brandą, norėjom trumpo, aiškaus pavadinimo, kad kurį ištari būtų lengva užrašyti, perskaičius ištart, kad tai būtų trumpas, nebūtų kažkokių keistų raidžių kaip Q, X, Z ten visokių. Ir po to turėjom listą, daug visokių pavadinimų trumpų, kurie nieko dar norėjom, kad neapsiriboti kažkokią kategoriją, nes pradžioje galvojom ten Armor, Shell, Shield, ten kad pridėko pririšti. Gali pakartoti, kokie galėjo būti kiti pavadinimai vietoj? Aš ten, žinok, neprisiminsiu jų ten, pavyzdžiui, kažkoks buvo kokonas, nes tipo kokūn, kažkas ten tokio įdėdį, ale dėklą į telefoną ir kokonas tam, visokių tokių buvo. Bet po to kažkur išgirdau, kad jeigu tu apsiribosi tame pavadinime į tą, ką tu darai, tu niekada negalėsi kažkur nuo to nukrypti. Jeigu tu esi Pizza Hut, tai tu pizzas ir kepsi. Jeigu tu esi Liuks kebabai ir daro, Liuks sušių ir pizzų dar ten kepa, man atrodo, tai nepasidino Liuks kebabai, bet Liuks pasivadino. Tai nenorėjom įrėminti savęs kažkokius rėmus. Tai ir paskutinis momentas, kad turėjom daug tų pavadinimų ir domenai visi užimti, kurie normalūs kažkokie žodžiai, trumpi ir yra .com domenas, visi jie buvo užimti, tai atsimenu 5 gal jau turėjom švartlistinę ir kreipėmės į tuos, kam priklauso tie domenai, kad parduokit. Tai vienas 80 000 už tą domeną užsiprašė, kitas ten 20, kitas 30, už Burgą pavadinimą norėjo 8 000, nusidėrėjom iki 3 ir paėmėm. Žinai, koks vienas dalykas ruošiantis pokalbį man užkliuvo, kad tu nuo pat vaikystės svajoji apie vieną dalyką – olimpinį aukso medalį. Kas tau šiandien būtų tas olimpinis medalis versle? Tai čia jaučiu iš to Delfi straipsnio, kur klausė, ką tau reiškia Forbes apdovanojimas. Pasakiau, kad čia vaikystėje lengvą atletiką sportavau, diską mečiau, buvo čia daug tokių inspiracinių figūrų toje Lietuvoje. Virgilijus Alekna 3 kartus ten olimpiadą laimėjęs, Romas Ubartas, kur pasaulio rekordą padarė, tai galvoju ir aš toks būsiu. Tai visą vaikystę prasvajojau, po to nukrypo tas kelias į verslą, kai nusprendžiau, kad su sportu nebūsiu tas Virgilijus Alekna, matęs iš rezultatų. Ir tai dabar tas, kur perskaitai matyti iš to Delfi straipsnio, tai simbolizavo, ateityje kažkas simbolizuos, nežinau, matyti, kai sukursim tokį brandą, kur visas pasaulis pripažins, vertins, lygios su geriausiais brandais, dės į lentynas ten su visokiais Skims, Gymsharkais ir visais kitais brandais, tai kursim iš Lietuvos ir gal inspiruosim kitus žmonės Lietuvoje kurti tokius pat brandus, nes čia Lietuvoje ką turim, neturim nei naftos, nei gamtinių dujų, nei už kažką labai garsėjim, už krepšinį, bet kaip 4, 5, 6, taip toliau. Tai gal mano misija padaryti taip, kad Lietuva garsėtų galbūt kažkada inovatyviais fizinių produktų brandais, nes ir tų brandų nelabai ten sakei, tas unikornas, pirmas mados unikornas, bet šiaip nei vieno to unikorno nėra šiaip fizinių produktų brando. Ne mados, yra Vintedas, Testonetas dabar, kas dar yra kažkas? Baltic Classifieds Group. Kaip? Baltic Classifieds Group. Unikornas? 3 vienaragis ir Flow Health. Tai tai nėra brandų. Lietuva turi 4 vienaragius. Gali dar rikiuotis tam to 5. Bet brando nėra nei vieno. Tai užduotis tau? Tai padarysim tai ir tikim, kad gal padarysim tai ir įkvėpsim daug iš paskos kurti ir užgarsėsim už tai, kaip ten Vokietija už automobilių pramonę garsėja, Šveicarija laikrodžiai, bankininkystė, Amerika, Silicon Valley, startupai visokie, Facebookas, Microsoftas, Apple, visi kiti. Tai gal padarysim, kad čia būtų ne Facebookas, ne Apple, ne Microsoftas, bet daug fizinių produktų brandų ir tada jausiaus, kad jau nuveikiau kažką. Ačiū tau, Gyti. Ir aš nežinau, ar tu pats vietą plojimam taip.
Ir aš nežinau, ar tu pats džiaugiesi, kad tas fokusas iš sporto pasisuko į verslą, bet aš labai džiaugiuosi, kad mes turime tokių žmonių, tokių verslą kuriančių lyderių ir labai tikiuosi, kad ateityje vaikai svajos ne tik tą diską, kuo toliau numesti, bet ir pasaulinius prekės ženklus iš Lietuvos sukurti. Ačiū. Ačiū.